galima tik tai pasvarstyti, kas trukdo lyderystei reikštis. Pasvarstykim. Tai vienas iš momentų, kad mes visada ieškom teisingų sprendimų. Ir aš esu iš sociokratijos berods pasiemusi vieną iš sprendimų, galimų sprendimų priėmimo būdų, kaip tu ieškai neteisingo sprendimo, bet veikiančio sprendimo. Ko skiriasi veikiantis sprendimas nuo teisingo sprendimo? Teisingas sprendimas mes tikimės išeiti į gerą rezultatą. Veikiantis sprendimas įsijungia veiksmą. Ir nebūtinai tu gausi teisingą gerą rezultatą, bet gyvenimas yra veiksmas, organizacija yra veiksmas. Tu per veiksmą gali suprasti, kas neveikia, gali suprasti, kokie randasi nauji kontekstai. Tiesiog yra svarbu daryti veikiančius sprendimus. Ir tuo pačiu veikiantis sprendimas, jisai nuima tokią psichologinę atsakomybę, o jeigu nepasiseks? Jeigu nepasiseks, mes sutarėm daryti veikiantį sprendimą. Ir turbūt banaliai pasakysiu, visi apie tai šneka, daug dalykų žmonės nedaro, nes bijo suklysti, nes bijo, angliškas žodis yra susifeilinti. Būti nevykėliu. Tai savo įvardinti, kad tu darai veikiantį sprendimą, jis nuima tą tokią psichologinę baimę, o jeigu nepavyks ir aš dabar būsiu visų akyse nevykėliu. Pirmiausia, savo akyse. Aš padariau veikiantį sprendimą.